Sveikas, Arnoldai. Piktas? Ne. Man kažkaip atrodo, kad šiek tiek piktas. Artėjant kovai kažkodėl Arnoldo Misiūno būsena tokia visą laiką būna popiktis arba kažkur tas, ar pas tave taip energija kaupėsi, ar kas čia yra? Ne, atvirkščiai gal prieš kovas vis laik kitoks jausdavus, nei prieš šitą kovą. Nežinau, arba čia kažkas labai gero bus, arba bus dar blogiau, nei kada yra buvo blogai. Tai čia du variantai. Bet kad jaučiuosi visiškai kitaip nei prieš tai kovose, tai 100%. Kas yra kitaip? Atrodo, kad šita kova yra labiau netgi daugiau rizikos įrančios kovos. Nes pralaimėti Rimku, tai jau buvai pralaimėjęs, ne kaip pavyzdys. Pralaimėti Dirkšiui vėl, čia nėra kažkokio tai tokio, kad nušers, kad tu pralaimėjai, tiesiog jis ir geras ir visi supranta, kad dėl ko tu kovoji ir ten kokiais prioritetais vadovais eidamas į tą kovą. Bet šitą kovą, atrodo, čia labai daug kas pastatyta ant tos kovos, tu negali jos pralaimėti, nes tu pralaimėsi Osvaldui. Tai atrodo, aš turėčiau dar labiau jaudintis, bet kažkaip aš nesijaudinu, bet nejaučiu to tokio, kad žinai, kai būna kartais perdegi ir tau vadzin kažkaip palieka. Tai va to nėra. Bet visiškai atrodo, kažkiek jaudinuosi, bet būsena mano yra tobula. Tokios tobulos, tokio tobulo fight vyko gyvenime nesu turėjęs. Tai sakau, nežinau, ar čia prie gero tai prives, ar tai yra todėl, kad viskas pavyko ir viskas buvo gerai. Nors šiaip daug pakitimų buvo per gyvenimą. Vien nuo to, kai Panevėžį atvažiavau, čia pakeičiau 2 gyvenamas vietas. Jau, tai atrodo, klausimaisi realiai 3, nes iš Papušnio čia, iš čia ten, 3 vietos pakeistos. Bet salę atidarėm, daug visko, atrodo viskas buvo tobula. Šeima čia jau gyvena Panevėžį, vaikai eina į Panevėžio mokyklą. Čia laikomės gerai, salėje žmonių sportuojančių yra. Tai sportavom su broliu po 2 kartus, 2 mėnesius jau stipriai. Eina Šipaila, kuris pasakė, Arnai, dabar savaitę pasimk ofą, tai būtumėm ir dar ilgiau sportavę, bet sako pasimk, nes per daug jau vargai. Tai ši savaitė, kiek suprantu, yra ofas, ar ne? Ne, šitą savaitę nėra ofas. Užvakar sportavau, vakar sportavau, šiandieną rytą sportavau, tik jau mečiau svorį sportuodamas, vakare vėl metu svorį, ketvirtadienį rytą metu svorį, ketvirtadienį vakare sprogimus darau, penktadienį kovą. Tai nėra taip, kad jau visiškai off. Kodėl, Arnai, man atrodo, kad šiek tiek nuvertini savo priešininką? Aš kaip ir išsireiškiai, kažkaip prieš Buinicką pralaimėti, tipo, ne. Aš negaliu pralaimėti. Kaip tu ir sakai, aš negaliu pralaimėti. Tiesiog galiu sureikšminti ir tada, kam tada man kovoti? Sureikšmink, atiduok pagarbą, pabučiuok jam į žandą, sakyk, atsiprašau, kad tavo vardą paminėjau ir viskas. Bet taip nėra, aš neplanuoju jo sureikšminti, nenoriu sureikšminti. Viską darau, kad nesureikšminti. Visą gyvenimą visus sureikšminau. Pirmą kartą gyvenime kažko nesureikšminau. Visą laiką sureikšminau. Rimku sureikšminau, Dirkštį sureikšminau. Visas kovas, kur kovodavau, netgi 17 metų ar 16 metų, kai kažkada lipau į ringą, dar kai net nesportavęs buvau, sužinau, kad reiks kovoti, jau sureikšminau priešininką, nors net nežinau, kas mano priešininkas, jau sapnuodavau sapnus, kaip aš su juo mušuosi ir kaip jis mane nugali. Visus sureikšmindavau, visą laiką. Rasdavau pliusų pas tos kovotojus, daugiau nei pas mane. Dabar aš jų tiesiog nematau. Tiesiog žiūriu žmogų, aš jų nematau. Ką man, kaip aš galiu dabar jų sureikšminti? Aš jam jaučiu pagarbą kaip priešininkui, žinau, kad aš prasileisiu irgi. Tikiuosi ne, bet gali būti. Aš esu tam pasiruošęs. Kai visi galvojat, kad aš esu antiek savim pasitikintis, kad aš galvoju apie pirmo raundo nokautą, aš to norėčiau, čia yra mano nori, bet dažniausiai atsitinka gyvenimas ir aš esu pasiruošęs 3 raundus daužytis.
ir kažkuris iš mūsų nukris. Viskas. Greičiausiai tai būsiu ne aš. Nu, neįmanoma. Nu, mano profesionalumo lygis toks. Ten pasakojus, kaip jo eis į klinčius kažkokius, kur... Arnoldai, galima šitą sustabdysiu apie profesionalumo lygį. Taip. Mes esame iš tavęs paties girdėję tokių istorijų, kur prieš tam tikras kovas buvai atitrūkęs ir to profesionalumo visiškai nebuvo, ar ne? Buvo to atitrūkimo, dabar Arnoldas Misiūnas, prasme, grįžta ir būtent tavo tas pasakymas, kad aš esu didesnis profesionalas, prasme, negu ten, tarkim, ar Oskaras, ar kas bebūtų, ar ne? Mane šiek tiek nustebino, ta prasme, kad būtent tu pabrėži tą profesionalumą, kai mes žinom tavo tas istorijas, kokių yra buvę ten likus savaitę iki kovos, ar ne? Jo. Tikrai, ir kažkur video tai yra užfiksuota. Dabar mane tikrai nustebino tas požiūris, ar tai yra branda, ar tai visgi... Ne, Arnoldas Misiūnas keičiasi, ar kas čia nutiko? Ar Arnoldas Misiūnas jau dabar tikrai yra apsisprendęs, ko nori būti, nes mes kiekvieną kartą kalbam apie tai, kad, nu, tavo žodžiai, kad ateisi, nukirsi, pasiimsi šaibas, kažką ten su jom darysi ir panašiai, ar ne? Dabar mes apie pinigus nešnekam ir nešnekėsim, bet tu kalbė apie profesionalumą ir man toksai, Arnoldas Misiūnas, Arnas kalba apie profesionalumą. Vau, nu, pagarba, ta prasme, jeigu tavo gyvenime tai vyksta ir tai apsivertė. Jo, bet čia aš kalbu apie sportinį profesionalumą, apie kovos IQ, o ne apie ką tu valgai pusryčiam ir ką valgai vakarienį ir ką veiki savaitgaliais, aš ne apie tai. Ta prasme, aš kalbu apie sportinį tokį, ar IQ galėčiau pasakyti. Nemanau, nes aš man atrodo ringe labai jau aukštą IQ. Gerai, reiškia, tu kalbė apie talentą, kurį turi. Ne, aš kalbu apie tai, kalbu apie profesionalumą, kur Rimkus yra 10 kartų daugiau turintis patirties, 10 kartų daugiau ringe buvęs nei aš, visą kitą. Bet jeigu paimtam tam tikrus fragmentus iš tos kovos, mes buvom abu pavargę, bet vienintelis dalykas, ką jis galėjo daryti, kaip pavyzdys, galbūt ten ir buvo daugiau, bet aš tik kaip pavyzdį noriu pasakyti. Iš mūsų kažkaip eidamas į priekį, mušt kažkokius tiesius. Mano smūgiai, apatinis, šoninis, kepinis, mano profesionalumas atrodo toj vietoj buvo aukštesnis negu jo, jeigu taip žiūrėtumėm, tam tikrus fragmentus. Jo, ten, kur aš padusau ir ten jis mane antrą raundą ten daužė, mes ne apie tą kalbu, čia nuo to mes nieks nepabėgsim, čia bet kam gali tai būti ir čia yra gyvenimas. Bet va tie profesionalumo dalykai ir kai man pasako, kad jisai gali klinčia kažką daugiau mane nuskriausti, nes jūs galvojat visi, kad tos alkūnės taip lenda kaip noris, jos taip nesilent. Greičiau lys tie kumščiai toje artimoje kovoje, nei tos alkūnės. Ir artimoje kovoje... Gerai, ar bus artima kova? Klausimas, ar ne? Aš manau, kad bus, jinai turės būti, nes, tarsi, jinai privalės būti. Jinai turma. Iš toli, aš neišjungsiu žmogus, aš iš toli. Aš turėsiu eiti pas jį, jo tą artimą kovą ir ten pažiūrėsim, ką jis gali man pasiūlyti. Dabar pasakiau kaip tikras kovotojas. Bet pažiūrėsim, iš tikrųjų, aš tiesiog nematau to. Tarsi, nuoširdžiai nematau, kaip tu stovėdamas, gaudamas kažkokius tai smūgius, gali kažkur čia klinčiuoti ar kažką to daryti. Tiesiog 2 smūgiai, tu sukritai ant žemės. Viskas, istorija baigta, aš arba jis. Istorija baigta. 3 raundai bus tada, jeigu aš stovėsiu, koją išmušiu, jis man išmuš koją, džiabas kažkur, jis man džiabas. 3 raundai galim prasismaukyti taip. Bet tu ir pats esi taip pasirengęs tokiai mėsmaliai konkrečiai, kiek aš suprantu. Nu, nėra, aš tiesiog yra... Tiesiog, kaip tu sakai, kad Lietuvoje nėra Muay Thai, tikro Muay Thai. Ačiū, Arnai. Kad priduodi. Bet būkim bėdini, bet teisingi, tie Muay Thaistai nuleidžia tas galvas ir jo nėra. Jonathan Haggerty, jisai pas mus telika. Matai, koks čia Muay Thai, uonė, kokį Muay Thai daro. Ir Lietuvoje norit pasakyti, kad koks Sigitas Gaidžiauskas gali parodyti tokią pačią kovą? Pykim, nepykim, toli, kaip Haggerty. Toli. Taip kaip Haggerty varo, perėjimai, koks jo stilius yra, kaip alkūnės eina, kaip kas eina, kaip, arba dar kažkokia Muay Thai kovotoja labai aukšta, aš nežinau. Nu,
nėra to lygio, žinai. Ir mes kovojam Lietuvoje, ne One. Ir žiūrint į Lietuvos lygį, kai visi daug kas, va, čia žiau podcastus, jūsų podcastą, kad ten Artimo kova, dar kažkas. Daniela kovojo. Kas laimėjo? Rankos laimėjo. Kovojo 2 Muay Thai profesionalai, 2 aukščiausio lygio. Realiai kovojo 2 aukščiausio lygio Muay Thai kovotojai Lietuvoje. Kalasiūnas, ne? Kalasiūnas jo pavardėjo. Koks buvo jo rekordas jų tėmiai? 6-0? 6-0. Daniela kovojęs One, kovojęs Makse. Kiek per tą 2 profesionalai suėjo. Muay Thai kovoji, nesurastumėm 2 profesionalesnių kovotojų. Kas gali būti aukščiau? Nieks. Daniela aukščiausias lygis, Kalasiūn 6-0. Kiek buvo alkūnių? 1-2. Pas tikrus Muay Thai. Ne pas Buinicką ir pas mane. Pas tikrus. 1-2. Kas laimėjo? Boksas laimėjo. Boksas. Rankų smūgiai. Martynas Danius. Prieš Pultražinską. Kas laimėjo? Tik rankos. Boksas. Karosas. Kas išjunginėjo žmonės? Rankos. Muay Thai kovai. Su Ernestu. Taip. Kas dar kovojo? Visi, kas kovojo, buvo tik boksas, tik rankos. Ir tik tas, kas ėjo į priekį. Nori būti stovėt. Aš eisiu į priekį. Ar aš galiu ten pasileisti žuvį ir nukristi ir pralaimėti kovą? Galiu. Ar man tai tinka? Ir kaip yra. Bet kodėl kalbant tiek su Oskaru, tiek su tavimi, aš girdžiu, kad jūs abudu suprantat, kad gali prasileisti tiek vienas, tiek kitas. Ir jūs taip priimat labai, ta prasme, taip natūraliai, žinai, taip man net čiurpas eina, kaip jūs apie tai kalbat, kad, prasileisiu jo, ar galiu. Tai, ne, aš kitaip pasakysiu, jis tai priim jau kaip padarytą dalyką. Jis žino, kad jis pralaimės, jis žino. Jis ką man sako, aš tau neatiduosiu tos pergalės lengvai. Ką tai reiškia? Tu man ją atidėviai. Tu jau galvoj pralaimėjai, tik tu padarysi viską, kad nebūtų lengva. Jis jau žino, kad jis pralaimės. Sein pralaimėti, tai galvoju, kad galbūt yra labai netoli mano kovai su Dirkšiu, kur tu žinai, kad tu turėtum pralaimėti. Bet jeigu užtaikysiu tą vieną, bet jeigu atkirsiu tą hafkiką, bet jeigu kepinis, jeigu. Bet nėra taip, kaip, kad aš žinau, ką aš turiu padaryti ir aš žinau, kaip aš turiu laimėti. Tai aš žinau, kaip aš turiu laimėti, aš žinau, kaip aš laimėsiu, aš esu įsitikinęs, kad aš laimėsiu tą vakarą, vienaip ar kitaip. Nebent 3 kartus pataikęs, prisėsiu, kažkur netyčia bum ir sakys Arnai, sakiau, aš galiu tęsti, bet sakys Arnai, viso, viskas gerai, toks gyvenims. Bet jis, kai tai kalba, nes jis žino, kad jis yra pralaimėjęs, o aš tai sakau dėl to, nes aš žinau, kas yra pirštinas. Gal aš klystu. Gal jis neturi to smūgio, kaip čia visi kažką bando pasakyti ir aš lyginu jį su savim. Bet kai aš užsidedu pirštinės, MMA, suprantu, kad tai bus ne salė ir kad greičiausiai nesiūsiu taip lengvai, taip užtikrintai, taip pam, bet Bet smagu, kai Oskaras pripažįsta, kad, kova su tavimi arba pergalė prieš tave būtų labai labai didelis pasiekimas. Tai man toksai kaip ir įvertinimas, kad Arnoldas Misiūnas vis tiek yra aukšto lygio kovotojas, apie kurį kalbama ir kurio galva kažkam reikalinga. Faina būtų tuo medžiojamu. Ne, čia Oskaras. Vien dėl to, kad tai yra Oskaras? Jo, jeigu tai pasakytų kažkoks normalus kovotojas, gal man galvočiau, jo. Bet tada galvočiau, gal jis tiesiog nori lengvos kovos. Žinai, nes aš visą save nuvertinu. Bet šį kartą aš nenuvertinu. Man, sakau, šį kartą mano pasirašymas buvo kažkoks kitoks. Čios gerai, svoris krenta gerai, 10 kg reikia numesti. Bet čios gerai. Jeigu taip, sakytų koks nors kitas kovotojas, gal, bet jam čia tiesiog yra
Jis viską daro dėl to TikToko, dėl tų peržiūrų, dėl tų... Jis pats kuria savo Instagram'e tos plakatus, kur ten 3 jie sudėti ir jis ten Buinickas pasirašęs, jis pats savo kur. Jis išikna pasipisto, jeigu galėtų dėl tų peržiūrų. Tai čia... Nesakyk, Arnoldai, tau niekada peržiūros nerūpėdavo. Tu nežiūrėjai mūsų pokalbio su Oskaru, ar ne? Ne. Dabar taip užminiai tą temą. Ten kažkaip mums taip išsivystė, nugrimsti tokius laikus, apie tuos istorinius laikus. Mes priėjom prie to, kad tu užsipuolė Oskarą dėl to, kad jisai sėdi TikTok'e, ar ne, 32 metų tenais būdamas, žaidžia tuos visus žaidimus, bla bla. Bet istoriškai aš susivedžiau, kad pirmasis Lietuvoje kovotojas, kuris rinko klikus, peržiūras, followerius, dar ten įvardink, ką tik tai nori. Vlogus kūrė. Kas tokius? Vlogus kūrė. Vlogus kūrė. Buvo ne kas kitas, Arnoldas Misiūnas, kuris dabar tau kniso protą dėl TikToko. Viskas gerai. Tai viskas gerai, seni. Bet Arnai, tu prisimeni? 6 metų aš ir dėžiai žaisdavau, žinai, smėlę. Tas nereiškia, kad 3-5 metų, 3-2 metų turi irgi smėlio dėžiai žaisti. Ne? Tai jeigu man buvo 18 metų ir man atrodė, kad atėjo McGregoras ir parodė, kaip social media veikia ir kad tik iš jos galiu uždirbti ir kaip kovas reikia supranti, apie ką kalbu. Ir kai tau yra 18 metų, tu tą darai, viskas čia gerai. Bet kai tau yra 3-2 metai ir tu ryte atsikėlęs ne žmoną bučioji, ne vaiką bučioji, ne su jais pusryčiauji, ne su jais kavytę geri, o jungiasi TikToką darai ir geri kavą. Netgi net nesportuoji, o tiesiog geri kavą ir TikToką darai. Tai čia yra... šūts ir nieks. Nerimta kažkaip, nėra tau taip vaikiška, gėjiška. Man kažkaip atrodo, kad tu pavydė. Supranti, aš turiu labai gerą žmoną, žinai, kuri man visą laiką aiškina, Arnai, uragano jau metai 10. Sak, tu buvai Panevėžykis, išmoko vaikščioti. Atsisuk, pažiūrėk, žiūrite, atsisuk, pažiūrėk, žiūrite, atsisuk. Jeigu neurite, aš būčiau prapisęs žymiai daugiau jo gyvenimo, jo augimo, jo pirmų juokimosi, pirmų žingsnių, pirmų ropojimų, pirmų atsistojimų, visko, jeigu neurite. Ir tada tas gaidena sėdž prie stalo ir sako, aš ryte kavytę geriu, nes atsibodo su šeima būti, nes aš 4 valandas su ją būnu. Tai apie ką mes kalbame? Čia net nėra ką kalbėti. Tiesiog čia ir nevyriška, žinai. Tu turi viską atiduoti savo šeimui, o ne ryte kavytę gerti ir TikTokus daryti. Tai kur aš ko pavydžiu? Kad jis gali kavytę gerti ir TikTokus daryti? Mhm. Aš nueinu pašikti ir žiūriu TikToką, žinai. Čia mano laiks. Mano laiks. O čia aš pasiemu laiką savo. Tos tavo 5 minutės, nežinau, kiek tada jis būdė užsidaręs. Taip. Na, čia mano 5 minutės šlovės, kur aš ir žiūriu ir užsivedęs. Va čia jo. Čia yra mano laiks. Visas kits laiks ir šeimai. Ir čia ir tiesiog, gal ne visi supras, gal čia yra tų vaikų, kurie neturėjo tėvo problemos, nostalgiški vaikai, kurie turi nostalgijas, kažkam kaip aš, turiu daugam nostalgijų. Gal dėl to taip yra, bet aš ryte neturiu galimybės TikToko daryti, žinai. Gerai, Arnai, mes niekada nekalbėjom, o tavo tėtis kur? Pasakykit man jau. O tu esi jį matęs kada nors? Iš vis? Nežinau, ne. Tai reiškia, mokėsi tėčių būti pats iš savęs, ar ne? Aš turėjau daug pavyzdžių, daug draugų pavyzdžių, kuriais nenorėčiau rimtas. Čia, žinai, labai smagu, žinai, labai džiaugiuosi, kad taip užaugau. Turėjau savo pavyzdžių. Taip pat turėjau ir priešų pavyzdžių, kuriais norėčiau lygiuoti, žinai. Kur mačiau, kaip iš tikrųjų rūpina savo vaikai, žinai. Ir
Galbūt džiaugiuosi, kad neturėjau jo ir neturėjau to blogo pavyzdžio, nes mes niekas nežinom, kokį mes pavyzdį būtumėm turėję, žinai. Aš pažįstu žmonių, kurie užaugo labai gražiai šeimoje, bet tie vaikai, tie vyrai suaugę palieka savo šeimas ten arba dar kažką nesirūpin, arba nepaliek, bet nesirūpin vaikais, neturi ryšio su vaikais. Nes tėvų, žinot, būti, aš įsivaizduoju, kad nėra tiesiog pasirūpinti, būti šeimoje. Dar daug kas galvoja, kad mano šeima šūdina, bet aš čia būsiu dėl vaikų. Nu, tu dar turi ir turėti ryšį su vaikais, žinai, neužtenk būti su jais, neužtenk juos nuvežti į treniruotės, su jais pamokas, dar turi turėti ryšį, žinai. Tai vat, kad tas ryšys būtų, čia reikia labai daug stengtis dėl to. Tai vat, gal ir gerai, aš jo neturėjau ir pats kuriu savo tą pasaulėžiūrą, nu, savo ir vaikų santykį. O gal būčiau turėjęs blogą pavyzdį, kuris ten ir būčiau pagal jį vadovavęsis, koks turi būti tėvas, nes mano tėvas buvo toks būsiu ir aš. Gal tai negerai mano vaikam. Galbūt. Su Oskaru viens prieš vieną nekalbėjote apie vaikus, kaip tik 1,5 mėnesio vaikučiui. Aš žinau, nes mūsų kovagi dėl to nusikėlė. Galėjot pasidalinti patirtim. Nu, jis gal tik tokia gauna tą patirtį, aš nežinau. Mūsų pasaulėžiūrė kitokia. Gerai, Arnoldai, supratau. Pats irgi dabar gyveni vėlgi laukime, ar ne, šeimyną? Koks jausmas antrą kartą matyti, kaip, dabar galbūt negražiai pasakysiu, bet pasakysiu taip natūraliai, kaip aš jaučiausi, kai žmona laukėsi, kai matai tą pilvuką augantį žmonos. Antrą kartą. Pirmą kartą, žinai, toks supranti, kad nieko nesupranti. Yeah. Galbūt antras kartas, nu, viskas kaip ir matyta, galbūt, ar ne. Baisus dalykas. Neštums vyrai vienas po kito, aš manau, yra baisus dalykas. Nematau tame jokio grožio. Galbūt pirmą kartą yra gražu, bet antrą kartą, ypač dar kai ir tas mažas vaiks, ir dar ta tavo žmona su pilu, tai yra, tame nematau nieko gražaus. Į tą laiką reikia išgyventi. Bet jau nebedaug liko, vasario mėnesį gims, bet tada vėl kitas laikotarpis. Nes iš tikrųjų, žinai, ir jai sunku, žinai, ir vyrui sunku, bet kuriam, aš manau, vyrui yra sunku, žinai, nes įsivaizduok, 9 mėnesius jinai būna nėščia, storėja. Sakykim, kaip ir, storėja, pagimdo, kažkur kūdėja, bet, nu, ne taip, ne? Vėl kažkoks laiks, kuris, nu, ne tas, ten yra jau nebe tas žmogus, su kuriuo tu susipažinai, bet kuriuo atveju. Ir jau kai, pavyzdžiui, mums atrodo, kur jau viskas gerien, tiesiog ryte pabundu urte verkia ir jinai man rodo, kad aš nėščia vėl. Tai ir vėl, žinai, dabar 2 metai ir vėl einam čia, bet geriausias dalykas tai, kad tai yra mergaitė. Tai buvo jo svajonė mergaitę turėti, mano svajonė irgi turėti dukrą. Tai viskas yra gerai, Bet iš kitos pusės yra ir sunku. Jai yra labai sunku, nes yra 2 didesni vaikai, tada yra uraganėlis, kuriam dabar viskas įdomu, visur lipa, visur ant mūsų lip, žiūri, daužas, daro, ką nori. Pateisina savo vardą? Jo, iš pradžių tai atvažiuodavo į salės, kiti panevežiok, atvažiuodavo, jis sakydavo, eik savo, niekad nesam matę uraganėlio verkiančio arba kalbančius, tiesiog visą laiką ramus. Taip galvoju, iš tikrųjų čia toks ramus bus. Ne, baig. Ar pateisin vardą, tai gal ne, nes Urte, aš kartais sakau, gal jis kažkoks kitoks yra. Urte sako, ne, žinai, sako, visi vaikai yra tokie, kurie taip elgia, žinai. Man atrodo, be baterijka, neišsiem tą baterijką. Klyk, riek. Ir, žinai, taip užknis, žinai, ir taip užknis. Ir tada suprant, žinai, kad tas laiks baigsis kažkada, žinai. Ir pasiklausyk, žinai, nenutildyk jo, žinai, kartais atrodo, norėtum, žinai, nutildyk. Aš atrodo, blet, tu durnas, kas tu ir, žinai, toks atrodo, kaip duotum tą žuvį, užtil, baig, žinai. Bet tada toksai, žinai, va tėva Urtės laimantė, žinai, kad tas laiks baigsis, sakai, aš užauginau 2 vaikus.
sakau, Ragano gimimas tokia ir Dievo dovana, jog galiu patirti. Nes, kai augo Tims, tada buvo vienaip kažkaip viskas buvo, tada pradėjau laukiaus Neito, jau buvo mintis apie Neitą, jau kažko nebepamatai. Tada, kai Neits gimė, to rūpintis, tada jau Neito kažkokio dalykų jau nebepamatai, žinai? Sak, man dabar ir kaip Dievo dovana, kad aš galiu vėl iš naujo matyti visos tos periodus, žinai. Ir kur aš sakau, kaip mane užkniso, nu kodėl taip? Sak, čia ir gražiausias laiks, gražiausias jo klikims, gražiausias jo verkims. Tiesiog turi mėgautis, nes sako, po 2 metų jis jau taip nebedarys, jis darys kitaip, žinai. O galiausiai dar po 10 metų, kai susipyksit, jis išeis iš namų. Jo, dar tave ir pasiūs kur nors. Taip. Tai mėgaukis to proceso, žinai. Dėl to ir sakau, man yra labai keista, kai tu turi žmoną, turi vaiką, ką tik gimusi. Tu tiesiog kavytę tik to, ką darai ir kavytę geri. Pirmiausiai teik pasportuok nuo ryto ankstyvo, grįžk namo ir būk su šeima. Ir man dabar taip atrodo, kad tu mane nori kavą pavaišinti dabar, tą kavą vis minėjai. Ne, aš jau geri šiandien kavą? Ne. Ar tu iš vis negeri kavos? Jokių skysčių 2 dieną. Ai, atsiprašau. Užmyniau. Aš kalbu apie tiktokerį mūsų, kad Taip, bet galvot, pats ta prasme. Norėčiau kavytas ir stirkalkai. Gerai, mes tokį romantinį intarpą turėjom, bet grįžtam galbūt į ringo reikalus. Kas po to? Toks orio klausimas, ar ne? Ir beje, aš nors ir mėgstantis tuos kurs scenarius, ar ne, visokius suvedimus, bet tu turėjai kovą su Dovydu, ir ne vieną, 3. Tu turėjai Dominiką Dirkstį. Kas po Oskaro? Yra čia tų pavardžių. Davai, man labai patinka. Bet aš noriu sukovoti. Noriu išsibandyti save šioje kovoje. Žinai, noriu iš tikrųjų išsibandyti ir pažiūrėti, kas aš. Žinai, nes prieš Dirkštį sakau, galbūt aš jau tą kovą taip pat kaip dabar jis prieš mane, kur gal ir gali laimėti, ypač kai mažas priešinės, jis gali laimėti. Jeigu laimėčiau būtų fainai, bet jeigu prapysiu Misiūną, jis eina taip. Panašiai kažkokiu momentu ir aš galvoju apie Dirkštį, žinai, jeigu laimėčiau būtų gerai, bet jeigu pralaimėsiu jam. Tai toksai, žinai, nors iš tikrųjų labai tikėjau savo pergalę. Kažkurio, paskutinio tuo etapu jau pasiruošimo, tai labai stipriai tikėjau. Bet pradžia buvo tokia, žinai. Tai tie mano išėjimai į tą ringą buvo tokie. O dabar, sakau, yra viskas kitaip, biškį turi persvarą su savo pusėje, sakykit, ką norit, yra biškį, ne? Tai va. Pripažinkim, ta prasme, aš galiu garsiai įvardinti, kad tu esi favoritas, ta prasme, kovos. Bet, ta prasme, normalus favoritas, ne šiaip favoritas. Tikrai, aš turėčiau laimėti. Palent popieriaus, aš privalau laimėti tą kovą ir čia nėra jokia paslaptai, žinai. Bet klausimas, ar man pavyks padaryti visą tai, žinai. Nes aš noriu išsibandyti save, žinai, ar man tie patiniai sulysi tą galvą jam, žinai. Ar aš ten permušiu, ar aš tą padarysiu. Nežinai, tu gali laimėti kovą ir tiesiog eidamas kažkur atgal šoninį išmesi, žinai, ir sukrito. Viskas gerai, pergalė saldi, bet ar tu tai išbandai? Ne, neišbandai. Žinai, savo vidiniam tame. O tu padarai savo vidiniam kažkokiu tai. O tu gali, pavyzdžiui, visą raundą eiti į priekį. Prasileisti, eiti ir kažkuriam netyčia, ir prisėdai. Bet ir pralaimi kovą, ne? Bet ar tu savyje laimėjai? Aš manau, kad laimėjai. Nes tu įvykdai savo norus. Pas mane sąlygiai sportuoji. O žinai, pavyzdžiui, mergina sportuoja, jinai atsistoja su vaikinais į porą, žinai. Sakau, sparinguok, žinai, ir jinai ten maivas kažką man čia su. Kaip aš galiu laimėti sparingą prieš vyrą? Laimėti tu gali ir negali, bet tu gali turėti tikslą. Mano tikslas yra sutrenkti jam į kepenis. Ir visą raundą tu darai tą. Tu išsikeli savo tikslą ir to tikslo eini vadovaujasi ir eini pirmin. Ok, atsistoji su kitu, turėk tikslą tik kojom dirbti. Rankom irgi, bet akcentuot kojas ir, pavyzdžiui, atmušti jam koją. Ir viskas tavo darbas.
Tu gali prasileisti, kiek tu nori. Tu tą raundą gali pralaimėti prieš jį. Bet jeigu tu atlieki savo tikslą, savo iškeltą tikslą, atmušti jam koją ir tu jam atmuši koją, tai tu laimi ar nelaimi, jeigu tavo tikslas buvo pasiektas. Neišsikelti reikia tikslo laimėti raundą, arba mano tikslas laimėti kovą. Mano nėra tikslas laimėti kovą. Aš turiu kitą tikslą, žinai? Mano tikslas yra save išsibandyti, eiti į priekį, žiūrėti, kaltis, priimti, duoti, bandyti. Tokie, žinai, tokie... Čia ir mano tikslas. Laimėti kovą nėra tikslas, žinai. Gerai, o tai kai išsibandysi, kur viską dėliosi į stalčiukus, visą tą analizę. Tai va tada tu matysi, žinai, ar tu gali išsibandyti, ar man iš jo išsibandyti, čia yra klausimas. Ar man išeis? Skai kalbėt, mes abu turim psichologinių dalykų, kas yra susijęs su ringu. Salėje galbūt ir jis, ir aš gerai judam. Aš tai jaučiuosi, kad aš iš vis gerai judu salėje. Ringa dažniausiai būna man kitaip, žinai. Bet sako, aš ir kitaip jausdavau, dabar jaučiuosi geriau. Tai vat, didelis toks, žinai, klausimas, ar į ringą taip gerai jausiuosi. Tai jeigu ringė jausiuosi taip, kaip dabar jaučiuosi, tai aš esu įsitikinęs, kad aš įvykdysiu visus savo tikslus ir tą kovą pirmam raunde galiu laimėti. Bet tu nori dabar į ringą? Aš niekad nenorėjau ir man tas ringas nėra toksai kažkoks. Ar yra zaibys laimėti kovą? Jo, bet aš galėčiau ir čia ją laimėti. Jeigu man reiktų rinktis, kur kovoti su Buinicku, čia ringė, ar ten, aš pasirinkčiau čia. Tik tiek. Tai va čia mano atsakymas į tavo klausimą. Bet kodėl? Dėl to, kad tai tavo salė, kad nėra žmonių, kas ar nesvarbu, ar galėtume čia bilietus pardavinėti? Ne, turiu omeny, kad nebūtų žmonių. Ne, turiu omeny, kad nebūtų žmonių. Mane tie žmonės, kaip bebūtų, aš nebereikalo kaime gyvenu ir nebereikalo su nieko nebendrauju, žinai. Tai man lipti į ringą, man tie žmonės, man jie nepadeda, man jie tik trukdo, žinai. Tai ar man patinka, nemanau. Čia yra mano darbas. Vis. Mano darbas. Tik dabar reikia įsiaiškinti, žinai, ant kiek gali gerai atlikti savo darbą. Kodėl tada, kai Oskaras paklausė, kiek tau metų, tu neatsakėjai šitą klausimą? O kada paklausė? Ten 1-1 buvo. Ne, jis klausė, ne. Jis klausė, ar aš einu su pykčiu, ar einu su to, ir aš neatsakiau. Na, dar ir kitų neatsakė, ar ne? Aš tarp keiksmažodžių ten mažai ką girdėjau, tiesą pasakius. Tai... Jis klausė, ne? Kada neatsakiau? O ką aš atsakiau? Kažką turėjau vis tiek atsakyti. Kažką, nežinau, ten... Jūs tokį chaosėlį įmetėt ir aš net nesupratau, kuris tą chaosą pakurstė, nes Oskaras sako, aš tai ramiai buvau, bet iš tiesų tai... Įsivaizduok, aš ateinu, man deda mikrofoną, jis jau mane filmuoja, tai kalbėjo, ko čia tyli, jis pradėjo iš karto tokį, žinai, bandymą. Jis tiesiog bandė būti dirkščiu, žinai. Beje, tas bajeris apie dirkstį iš temų yra vienas iš originalesnių, fainas šitas, geras. Bet supranti, kad man patiko, nesvarbu, ta prasme, į ką jisai nukreiptas, bet, pati metafora. Jis yra, nes, žinai, kaip yra, panašiai, aš turiu savo vaidmenį, ne? Mano dažnai vaidmo būna tokio blogiuko vaidmo, ne? Nežinau, Arnoldai, aš dabar su tavim, mes nežinau, kiek sėdėm čia prie šito video, aš dabar, tu pasakei, turiu savo vaidmenį ir aš galvoju, koks. Nes dabar aš šiek tiek esu pasimetęs su tavim dabar sėdėdamas čia, aš pirmą kartą tikrai tave tokį matau, kokį dabar matau. Ir aš dabar tu pasakai vaidmenį ir galvoju, pala, koks. Koks tavo vaidmuo, žinau tavo vaidmenį prieš tai buvusi. Arba visus kitus buvusius vaidmenis, kiek tu esi turėjęs. Kokie buvo tie vaidmenys? Tatuiruotas blogiukas, Plius minus, ne? Toks, kuris gali nusikeikti, nebijo keiktis, gali pasiūsti nahu. Visą laiką gali pradėti muštis, jeigu reikia, pasileistas rankas, ar ne? Žodžiu. Bet čia aš. Pauliukevičius, ne? Jis irgi iš pradžio atrodo galbūt kaip dirkštys, bet tada kažkokiu momentu, ne, jis turi savo vaidmenį, pripažink. Jis toks turi hujasosin, gali irgi, nepatinka teikti čia, jis turi savo irgi tokį, žinai, turi savo tokį chaosą, žinai, dirkštys turi savo chaosą. Bet Rimkus prieš tai turėjo savo chaosą. Bet dabar jie abu, Rimkus ir Osvaldas, jie turi dirkščio chaosą pasiėmę. Jie kalb kaip dirkštys.
jie elgės kaip Dirkštys. Galbūt netgi Rimkus ne tiek daug, Rimkus tiesiog lend jam iš šikno Dirkščio, žinai, kur ten pamatęs jau, eina kabinas, ten bučiuojas, žinai, Nu. Žinai, Osvaldas tai yra, temų, jo bairiai kaip Dirkščio, jo rašinėjims kaip Dirkščio, jo... Man taip keista, kad jie ten dabar kartu filmuojas ir daro tos visus dalykus, man taip apgailėtina, kur tiesiog Osvaldas įsikelia video su Dirkščiu, kad jie mašinai kažką prikolin, žinai, ir atrodo, wow, gal jie čia draugauja, jau susidraugavo, ir tiesiog vakare Dirkštys įkeli, sako, kam tą vos ne gaidį reikia išmesti, čia galiu bet kur išmesti autostradoj, kas norit pasimkit, žinai, tai jam. Šitą nemačiau ir nesupratau, ar tai bairis, ar tai, taip, dar buvau kurį laiką, tiesiog pasižiūrėjau ir taip galvojau, bet... Tiesiog Osvaldas įkeli, kai pasitink Dirkštį ir jie ten atseit susimuš biškį kažką lengvai, ne? Kažkur matyta, ar ne? Kažkur... Tau nieko nepriminė? Ne. Ne? Ne, man tai ne. Tikrai? Ne, Tikrai? bet supranti, prie ko aš noriu privesti temą, kad ir tada vakarė Dirkštys įsikeli tą patį video ir sako, parvežiau Osvaldui žuvų lauktuvių. Tiesiog toliau jį dergia, žinai, ir jis to nesupranta ir aš jam bandžiau tą paaiškinti per 1-ant-1 intervą ir jis irgi nesupranta ir jis toliau. Čia yra... Arnoldai, gali man paaiškinti vieną paprastą dalyką, kodėl jūs, kovotojai, vienas su kitu susirašinėjat ir iš kur atsiranda tokios žinutės, kad, nepamenu ten, kokiom tiksliai, kokiais žodžiais, kad aš tave sukirščiau ten bet kur, bet kada, arba ten tokie aiškinimaisi. Kaip pribręstama prie to, kad, davai aš jam parašysiu, taip, random žinutę. Paklausk tų, kas tai prašinėjai. Aš nesu niekam tai prašęs. Man tai parašė Osvaldas, ne aš jam. Tik jis man parašė, taip. Tiesiog dienos metu sugalvoju. O tai negali tiesiog praignoruoti, pavyzdžiui? Ne, tai jeigu jis nori, tai nori. Tai viskas gerai. Tai jeigu nori, aš tiesiog matau toj vietoj, nori, okei, dar pinigėlių gausi. Viskas. Nori dar kažkas mane iškirsti, parašykit man. Pasidėliosim. Ir tiesiog užtenka žinutės, kad iškirst tave nori. Jo, noriu tave iškirst, parašėjai, tą patį utėmėjai, parašyk, kad tu mane jau kvieti į ringą. Mes pasidėliosim sumą ir aš ruošiuos, jūs ruoškitės ir kovojam. Tai jeigu taip reikia, tai taip darom. Easy. Ne, tai tai jeigu... Ja. Einam prie žiūrovų klausimų. Va. Nes po to realiai įgarsinam tai, kad čia yra šildytuvas prieš Arnoldą ir jisai tiesiog bijo, kad jam nosis nušals. Tai mes šildomės ir aš nenoriu, kad tau būtų šalta, nes ir man jau šiek tiek šalta. Pradėjai šalti? Aha, pajaučiau. Tai... Nori nuo linksmesnio pradėti ar nuo kokio rimtesnio klausimo? Galima pradėti nuo linksmesnių ir eiti prie sunkesnių. Tai pradedam nuo linksmo. Da. Ar netrikdo Osvaldo atsilupusi lūpą? Biškė. Man Urtė sako kažką, žinai, išauk jam per 1-ant-1. Ne, sakau, Urtė, mes esam profesionalai. Mes išvaizdų neaptarinėjom. Jis nepakeis to. Bet galbūt, jeigu gerai prakiršiu lūpą, gal susiūtų jam gražiau. Dabar į rimtą šokam klausimą. Kada bus diržas? Nefantazuoju aš. Bet kažkada fantazavai, ar ne? Kai tau 11 metų. Kai tau 18 metų fantazuoji, kai tau jau 30 žiūri realistiškai ir matai situaciją, kokia jinai yra. Iš Rimkaus diržą jau pretenduoti negaliu, kiek žinau, ten jau yra kažkas organizuota. Po to žiūrėsim. Kuri kovos technika tavo mėgstamiausia ir kodėl?
Kas yra technika kovos? Ką žinau, čia galbūt ar šoninis smūgis, ar laukikas, ar haikikas, ar apatiniai galbūt rankom smūgiai. Oi, nežinau. Aš neturiu tokio, žinai, tas, kas lenda, tas būna fainiai, žinai. Jeigu matai, kad tam žmogui lipo, suėjo tas smūgis, tas yra smūgis zaibys. Kaip taip greit salę pastatėt? Nu, negreit iš tikrųjų, šiaip tai negreit, bet aišku, dirbo daug žmonių, bet negreit, dar daug ką reikia padaryti. Dar judesi, kaip sakant, ar ne? Bet kas norit sportuoti Panevėžy, Parko gatvė 33A, ateikit, sportuosim, šitą savaitę nebesportuojam. Nuo kitos savaitės turim vaikų grupę, turim moterų grupę, turim suaugusių grupę, turim, ką dar turim, paauglių grupę, sakiau, vaikų, paauglių, moterų ir suaugusių grupės. Visų, ko reikia. Taip. Ne vieną kartą pasikartojantis klausimas, ar pardavėjai Porsche? Ne, nepardaviau. O tu turėjai, aš atsiprašau, aš toksai truputį atsilikęs nuo šito, aš nepastebėjau. Nepardaviau. Tiesiog... O tai turėjai parduoti, kad visi klausia? Jo, aš buvau įdėjęs istorijus, skelbimą. tada visi laikraščiai prašė, tada visi pradėjo rašyti nesąmonės, kad čia šūdo krūva. Yra tokia stilistika, žinau, žurnalistikos, kur aprašinėjai iš Autopliuso arba Facebook'e, kai pasiskelbė garsesni žmonės. Jo, ir man tiesiog parašė, mes galim pasidalinti pas save, žinai, ir aš taip, nu jo, ir tada, žinai, kokio, dėl ko parduoti? Sakau, nu namą norim pirkti, dėl ir parduoti. Ir tada visi, žinai, sureagavo į kainą, kodėl tai pigiai, nu, tipo, žinai, čia šūts už tiek ir tiek pinigų. Tai jeigu nori, aš to galiu parduoti rinkos kainą, žinai, toks, žinai, noriu parašyti timku už ten, už tiek ir tiek, jeigu nori, jeigu pirks. Bet jeigu man reikia parduoti šiandien, tai aš galiu parduoti ir už tiek, kiek aš noriu, jeigu man reikia šiandien parduoti, žinai. Bet jie ten visi taip. Bet vis dar neprasidavė, ar ne? Bet pasakysiu kitaip, jeigu tą mašiną tokia va, taip nuvertinat mumis, tai tą 11 štukų per dieną susiradom ir susimokėjom, kam reikėjo. Jeigu mes jau tokia bomžiai esam, kur mašinas pradiniai po 11 štukų, tai va, mašinas nusprendėm nepaparduot, o 11 štukų susiradom ir pasidavėm. Kodėl tu pasikėlęs Marozas atrodai? Aš žiauriai paprastai. Kiek tokių gauni žinučių kažkur Instagram? Jau nei kartą. Nekartą tokių? Negaunu niekada tokių žinučių. Aš šiandien tiek paprastas esu, kaime gyvenu, nu dabar jau Panevėžy, bet tai baigit. Bet kodėl atrodai kaip pasikėlęs Marozas? Nu gal, kad su juo galbūt nepasisveikinau kažkur, gal prašė nuo laidėlės bilietėliam. Uitemi, gal net rašiau, jau pasikėlęs. Žinai, kaip būn. Svorį metė dieną iki kovos, gal gali biliet nuolaidą duoti, baigt, biliet, seniai, grinai. Arba gal gali mesti man šitą 1:1 peržiūrą, grinai, laukiu visą dieną. Tai nuorodų net prašo, realiai? Jo, gal gali man mesti pilną video, grinai, laukiu, kada galėsiu tau įmesti, einu ieškoti dabar YouTube'ai, kad tau įmesti, tu dar. Čia toksai sudurtinis galbūt klausimas. Kaip įsivaizduoju kovą, tai mes jau žinom, kaip įsivaizduojam, kodėl jį nuvertinti mes jau žinom ir kodėl pasirašymas ne Vilniuje. Nes esame matę tave ruošiantį stovyklą darant ir Vilniuje. Jo, geras šiaip klausimas. Nežinau. Kova atėjo ir išėjo. Gyvenimas verta. Ir to gyvenimo momento aš turėjau atidarinėti salę, turėjau surasti namus šeimai čia, vyko kito namo ieškojimai, taip anai. Kova baigsis, gyvenimas liks. Penktadienis baigsis. Ar aš laimėjau ar pralaimėjau. Nieks nesiskirs mano gyvenimas, nuo to aš nenubednėsiu ir nepaturtingėsiu. Tai aš akcentuoju savo gyvenimą, ir dėlioju savo gyvenimą taip, kaip jis turi vykti ir prie viso to prijungiu kovas. Jeigu turiu galimybę išvažiuoti ir galiu susidėlioti taip, kad čia vyktų kažkokie procesai be manęs ar dar šuniukai mano, tai
Mano šuniukai dar yra, kom rūpintis reikėjo ir reikia. Tai jeigu būčiau sudėlios taip, kad čia visi viskom pasirūpins ir aš galiu būti Vilniui, tai gal ir būčiau buvęs Vilniui. Bet, sakau, gyvenimas toliau tęsis po kovos, tai reikia dėliotis gyvenimo kovas, imti kaip gerą pramogą, tą tokį, žinai, darbą. Bet... Kodėl pas jį ant nugaros rusiškas užrašas? Koks tavo reikalas? Koks jo reikalas, blėt? Pas mane ant šiknos yra ištatuiruota boba, kuri Bibi čiulpia. Kodėl? Nu, Bibi žino. Bet koks tavo reikalas, kodėl? Priimtum Dimer pagal boksą? Dimer. Nu, yra Dimeris, Tarzaną yra atjungęs pagal bokso taisyklės. Šach bokso pasaulio čempionas, greičiausiai, taip reikėtų įvardinti. Nu, jo, manau, kad jo, kodėl? It's all about money. At the end of the day, it's all about money. Šitą Tarsi, aš jau, man 30 metų. Tarsi, aš... Tau jau 30? 29. Tai turiu menį, kiekvienas veiksmas turi atnešti kažką. Tai jeigu tai neneš naudos, mes neinam dėl savo norų ten, kad aš norėčiau laimėti, tai dabar viską paukosiu ruoštis kovai, nes aš noriu laimėti prieš Dimerį. Jeigu man pasiūlys pinigų sumą, pasiūlys šitą kovą, pinigų sumą, kuri tiks, kodėlgi ne, važiuojam. Kai manai Dirksys versus Maslobojov įvyks, kas laimėtų? Žinau, toks jau šitas nusibodęs klausimas per tiek metų. Sieras laimėtų, Sieras. Nu, ta prasme, būkim bėdini, bet teisingi, Dirksys dar yra jaunas ir mažo svorio. Jeigu jis svertų 102 ir būtų dabar 28 metų ir kovotų taip, kaip dabar kovojo, kaip matėm prieš Kanišauską su tokiu, dalies, tai būtų įdomi kova, bet dabar jis dar yra per mažas Sierų. Geri rūkai kartais, ar ne? Čia klausimas toks. Gal nori parūkyti? Ne, šiuo metu ne. Turiu menį šią vasarą, šios metus ne. Kada Arnoldai nustosi keliauti po Lietuvą ir apsistosi vienoje vietoje? Kai susidėlios gyvenimas, tu kaip turi susidėlioti? Vėl apie tatuiruotės turim klausimą. Tatų turi reikšmę visos, ar nori gąsdinti paprastus žmonės ir dėl to daraisi? Koks tavo reikalas? O Arnai, galiu aš tada paklausti, kad nebūtų koks tavo reikalas. Tu esi skaičiavęs, kiek pas tavai yra skirtingų tatuiruočių? Nes jos, kiek suprantu, viena ant kitos jau užlipusios, ar ne? Nes aš tave atsimenu dar krūtinę. Atsimenu pas tave odos lopinėlių, ta prasme, nepadengtų rašalų. Dabar jau man reikės beveik praktiškai. Norėčiau neturėti nei vienos. Šiaip, taip jeigu ten kalbėčiau, tai norėčiau turėti nei vienos. O dabar yra tas momentas, kur turėčiau visą jau sutatuiruoti, kas beliko, nes yra tokie tarpai, kur atrodo. O kur likę tarpai yra? Blauzdos? Žiauriai daug. Tai pusę kūno tuščio. Bet visas korpusas tai praktiškai yra, visas, ar ne? Pusę kūno tai tikrai dar yra, kur tatuiruoti. Aš galvoju, kad viskas. Visas skaudžiausias vietas liko. Supratau. Visas skaudžiausias vietas laisvas. Kiek stumi, čia turbūt apie štangą klausė, bent jau mano laikais tai apie štangą būdavo. Kiek brolių tu stumi nuo krūtinės? 107. Brolis, 107 nuo grūdai daugiau. Nesportuojantis. Aš nežinau, niekada nesustumęs. 110. Daugiau gal. Blėt, kad tave, tai aš tave iškeliu. Žiūrėkit, kadangi jau pradėjom, kitas klausimas kažkodėl yra, nežinau, ar turi brolį? Ne. Turiu tik sesę. Čia mano klausimas. Taip, nušokau. Apie save neuždavinėsiu klausimo. O kokie ten klausimai? Visi klausia, kažkodėl dabar užduoda klausimą, ar mane pakeltų.
Tu gal tiesiog dabar esi kaip tam tikros svorio, kaip rodiklis, žinai? Taip. Pažiūrėt, Tai kiek stumi ir po to ar pakeltų Mantas Stankevičius yra Jo. labai, ta prasme. Jo, labai Bet aš geras. sakau, gal geriau po kovos, jeigu turėsi jėgų. Nes dabar tai gali pasibaigti ir trauma. Tai, kokie planai planai iki kovos? Kokie planai iki kovos? Kokie tavo planai iki kovos? Nusimest. Tu šiaip galėtum nebefilmuoti. Dar vienas filmuotojas. O šiaip tai pabaigti nusimesti svorį. Tada, žinai, Klausyk, pasisvėręs, ką pirmiausia varysi pavalgyti? vandenuko, gurkšniuko. Gerai, po to. Dabar kalbėjau, žinai, su Kudrešovu, žinai. Ir kaip aš atsistatinėdavau po kovos, biškai pasirodo, kad aš blogai atstatinėdavau savo kūną po kovos. Palei jį. Tai dabar biškai atsistatinėsim pagal jį. Tai čia irgi gali būti rodiklis mano kovos ištvermės ir visų kitų dalykų, žinai. Varysi į viešbutį gyventi? Nuo šiandieną jo. Na, tai čia irgi klausia, ką viešbutį gero veiki per likusias dienas. Bet čia turbūt tas pats klausimas, nežinau, kimarinsi tiesiog. Tai greičiausiai, kam net dabar yra konferencijos, bus šiandien konferencija, rytoj konferencija, poryt kova. Tai kaip ir nėra labai kas. Šiandien vakarę svorį mesim, rytoj ryte greičiausiai jau nebereiks mest, bet gal reiks. Pasisveriam, atsistatinėjam, tą konferenciją, kitą dieną vakare pasportuojam. Irgi čia naujas dalykas, kurio niekada nedarydavau po svorio metimo. Ryte pasisveri, atsistatai ir vakarė sprogimus daryti. Irgi niekada to nedarydavau. Su špailą darėm. Tai toksai, žinai, kitą dieną geresnis jauties, nes tonusas grįžęs. Tai, nu žodžiu, manau, kad Kas stovės tavo kampe? brolis ir Krilavičius. Oskaras sakė, pas jį Laurinas ir biškis stovės. Tai tiek vienam, tiek kitam kampe gaunasi, kad Sparta stovi. Ar Laurinas Rubiškis yra Sparta? Gal yra. Gal yra. Man kitaip atrodo, žinai, mano nuomonė, žinai. Man atrodo, kad kitaip gal aš klystu. Tebūnė Sparta prieš Beje, Spartą. Raimondas Krilavičius pas Oskarą pirmas sąraše po tavęs. Pas Oskarą Raimondas Krilavičius yra kitas sąraše po tavęs. Kovai. Oi, mama. Žinai, dar kai tu galvoji, kai jis taip rimtai kalba apie kovos laimėjimą su manim, dar gali Militrovkiam patikėti kažkom, bet kai tu matai jo tokius norus, tai tiesiog matai, kad tai yra invalidas. Kas didesnis blogiukas? Arnoldas su apykoje ar Osvaldas ant grindų? Osvaldas. Aš į Apykoje buvau ramus, sėdėjau namie nuo 10 iki 6 ryto. 3 metai man vos netokia buvo, tai nieks su manim grindų neplovė, tai čia jau yra pasiekimas. Kas kitas taikinys? Palauksim, kiek suprantu, ar ne? Na, aš tiesiog, žinai, ne, tai yra tų pavardžių, žinai, sakau, kur aš jau žinau, ką aš norėčiau net ringį iškviesti. Iš karto po kovos jau žinotum, Aš ką? gal aš net turėčiau, žinai, gal ir turėčiau, bet sakau, noriu kovoti, žinai, nenoriu būti, žinai, kur kalb ir tada kažkur klaida ir kažkas. Noriu atsistoti, ahuienai sukovoti, tvirtai, užtikrintai gerai, laimėti ir tada kažką iškviesti, o gal atvirkščiai neduot komentarų ir išeiti. Ir dingt, kaip visą laiką po kovos dažniausiai dingsti. Kaip tau Panevėžys? Man gerai, žinai, į Panevėžį atėjau čia ne viens, turiu omeny. Taip jau atsitiko, kad Panevėžys atėjo į Radviliškį. Ir iš Radviliškio su visais panevėžiokais, kuriuos aš jau pažinojau, aš atėjau į Panevėžį. Tai gaunas, kad aš tam mieste esu jau ne viens, čia yra jau didelis pliusas. Turim draugų ratą. Tie draugai yra tokie, kaip būtų, ne Svarčiks ir ne Santechniks.
o ganėtinai dideli žmonės, tai labai lengva, labai fainiai, labai, žinai, ypač šeima dar, šeima yra čia, tai viskas šalia. Oi, kaip žiauriu, vaikų mokykla nuo namų yra su mašina minutė, pėsčiom 3 minutės, kito tarpu nuo Papušinio iki Radviliškio kokį 5 kilų į vieną pusę reikia važiuoti. Oho. Tai mes važiuodom, nuveždom rytą, parvažiuodom 100 kilų vos ne ir vakarė vėl parvežė 100 kilų. Tai 4-8 benzas. Savo taip va metus laiko prasivažinėjom. Tai dabar eik, užsipili kuriuko savo, važiuoji po miestą savo. Ta rodiklė net taip. Gerai, nepasakok, Vilniui taip nebūna. Su kuom iš Titano norėtum susikauti? Su nieko. O kas yra Titane? Narauskas gal, ne? Narauskas aš tau norėjau sakyti, kai apie pavardes kalbėjom, kad kažkada buvo tavo toksai žvilgsnis, kad po tada, kai Vilniui darėm intervą, kad po nuplosi Rimkenzo, po to galbūt Narauskas bus. Tai taip ir turėjo būti. Tai taip, čia tokia senas. Tai buvo dėl diržo, turėjau su Narausku koją. Jo. Tai Narauskas čia, ne? Fiksuojam Narauską, taip. Ne, nefiksuokim taip, kad... Žiūrėk, nefiksuokim taip, kad čia kad Kaunas supyktų ir kad čia taip, bet... Visko gali būti. Gerai. Nuobukumo vaistų nėra, bet gal žinai, kaip galėtum padėti Osvaldui. Turbūt Oskarui. Ar Osvaldui? Osvaldui, man atrodo, ten parašyta yra. Parašyta Osvaldui, bet aš turbūt sukonkretinu. Jeigu dar vdruk pažįsti kitą Osvaldą. Ne. Ne, nėra. Kai laimėsi kovą, ar užmesi Rožyčių Osvaldui per live? Ne. Aš vyresnis žmogus, gali paaiškinti, apie ką čia klausimas buvo? Net neįsivaizduoju. Aš čia tik toko kažkas, ar ne? Taip. Jo, čia Rožytės yra tos gėlytės, delfiniukai visokie ir jie... Tai čia, žinai, kas... Čia tie pinigai po to... Juos perki, užmeti ir juos parduodant gauni pinigus. Ai. Tiesiog, žinai, čia apie ką jau norėjau pasakyti, tiesiog ryte aš sportuoju, įsijungiu TikToką, žiūriu, jis kavytę geria, TikToką kalba ir ten įmeskit Rožyčių. Ten ačiū Rožytė. Klausyk, nori mes su tam galim pasidaryti bendrą, per kurį... Turi TikToką? Tu turi TikToką? Ne, aš turiu tik tais šunų TikToką. Nori gal pas mane, ta prasme, mano TikTokę pasimaivyt, kad primestų mums su delfinu. Tai gal neprimest. Kas brangiausias? Banginės? Banginis. Tai rytą vakar buvai pas tą, reikėjo jo ir klausti. Mes tai čia, žinai, esam juodadarbiai. Ne, aš kažkaip. Ar nesijauti, kad ir tau ši kova su Oskaru neturi įvykti profesionalas prieš kažką? Supratai klausimą? Kad jis profesionalas? O aš kažkas? Aš manau, kad čia, aš kažkaip supratau, kad atvirkščiai. Nors, aišku, čia geras tavo pastebėjimas, kad nežinau, kurį čia žmogus įvardino profesionalą. Kai išmoks teksto suvokimo. Tai gal mes nemokam formuoti sakinį. Skaitau dar kartą. Ar nesijauti, kad ir tau ši kova su Oskaru neturi įvykti? Profesionalas prieš kažką. Tai gal įsivaizduokim, kad tave profesionalą pavadino. Jo. Nu žiūrėkit, mane iškvietė į ringą. Nu ne, aš kviečiu, man tai tos kovos nacho nereikėjo. Čia ne man nereikalinga buvo. Jam reikalinga. Jis čia rašinėjo, jis čia kvietė. Taigi nebuvo taip, kad pakvietė ir aš sakau, okei. Tai dar buvo dar daug jo ten rašinimų man žinučių iki tol, kol ta kova įvyko. Nu, kur. Nu, jam jos reikėjo, tai prie ko čia aš. Viskas gerai, jeigu tu tik nori, važiuojam, sakau, važiuojam. Visi, kas norit, rašykit, sudėliosim grafiką kovų, jutėmiai turnyrų ir važiuojam. Nematau čia tame nieko. Gerai, Arnoldai, baigėsi klausimai. Aš kojų nejaučiu, nušalau. Bet susimatysim visai netrukus. Deja, spaudos konferencijoje nedalyvausiu, nes nespėjau su savo ūkiu. Na, ūkiu, su šunim ir visais kitais reikalais. Bet penktadienį susimatom, ar ne? Žalgirio arena.
Ferverkai? Nusišypsok, nu vėl tu toks piktas. Ačiū tau. Prašau. Ačiū tau.